Lažybų bendrovė Top Sport. Lažybos gyvai, šunų lenktynės, sporto statistika, lažybų rezultatai. Top Sport. Sveiki gyvi! Pristatome jums specialią VKL video laidą skirtą Vilniaus krepšinio lygos elito grupės varžyboms. Ir mūsų apžvalgą pradėkime nuo pusfinalio, kuriame susitiko Stamperija bei Tegra. Pirmasis pusfinalis prasidėjo prognozuotos poros favoritės Tegros Spurtu. Stamperija tiesiog pramiegojo varžybų startą, pasirinko kiek netradicinę sudėtį varžybų pradžiai ir pirmajame ketvirtyje nesugebėjo nieko prieš pastatyti galingam Tegros arsenalui. Skirtumas tolygiai didėjo nuo pat pirmųjų minučių, kol galiausiai kėlinio pabaigoje pasiekė net 15 taškų ribą – 24-9. Tačiau skeptikai, nebesitikėję intrigos, turėjo nusivilti. Stamperija susikaupė ir pradeda vis grėsmingiau artėti. Nemažai įtakos sėkmingai atkarpai suteikė puikus Arvydo Dakinevičiaus spurtas, po kurio metimų rezultatas sušvelnėjo iki 27-18. Tokia sėkminga atkarpa įkvėpė ir Arvydo komandos draugus, o kuomet sėkmingai žaidimą prisijungė ir nuo atsarginių žaidėjų suolelio pakilęs Žymantas Arbonas, pasidarė dar įdomiau. Tiesa, iki didžiosios pertraukos Stamperijai pavyko tik sušvelninti atsilikimą, tačiau tapo aišku, jog kova toliau bus itin įnirtinga. Rungtynėms įpusėjus priekyje Tegra 34-29. Pasibaigus ilgai pertraukai, pernykščiai čempionai dar labiau padidino apsukas. Prie anksčiau minėtų komandos draugų prisijungė dar ir Laurynas Žilinskas, kuris taikliu savo tritaškiu pirmą kartą persvėrė rezultatą Stamperijos naudai 38-39. Tegra nepasidavė ir keliomis greitomis atakomis sugebėjo palaikyti apylygį rezultatą. Tačiau tuomet sekė dar vienas Stamperijos spurtas ir po Jorio Kepežinsko dvitaškio komanda įgijo rekordinį pranašumą 41-46. Kad ir kaip stengėsi, Tegros vyrai nesugebėjo atsitiesti iki pat trečiojo ketvirčio pabaigos ir prieš lemiamas 10 minučių jau buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje 50-54. Tačiau viską į vietą sudėliojo ketvirtasis kėlinys, kurį Tegra pradėjo gerokai labiau susikaupus. Pradėdami žaidimą nuo sėkmingos gynybos, trenerio Rolando Knyzos auklėtiniai spurtavo 10-0, taip ir vėl pabėgdami pirmyn. Varžovai nepasimetė ir dar kelis kartus bandė organizuoti spurtą, tačiau jis pasibaigdavo sulaukus sėkmingo Alano Dzeranovo atsakymą. Likus minutė iki rungtynių pabaigos Stamperija po taiklaus Tado Brazio tritaškio su pražanga prisivijo 68-65. Tačiau sėkmingai nuo baudų metimo linijos atakavusi Tegra atsilaikė ir šventė pergalę pusfinalyje 71-66. Po rungtynių pakalbinome vyriausiąjį Tegros komandos trenerį Rolandą Knyzą. Varžybos, aišku, labai sunku, šiandien buvo, kaip ir buvo tik vienas finalinis mačas yra iš esmės gynybinio pobūdžio varžybos. Banguotai buvo iš tiesų, banguotas šitas rungtynės, bet man džiugu, kad parodė charakterį mūsų žaidėjai ir lemiamų momentų sužaidė kietai ir pakankamai protingai. Puolime, aišku, tenais sudėtinga buvo, nes varžovai irgi labai efektyviai dengėsi. Užsidėjimas didelis buvo, bet, sakau, charakterį parodė mūsų žmonės ir aš labai esu yra dėkingas. Dėl varžovų, kas būtų palankesnis būtų finale, sunku pasakyti. Vieną kartą tiktais, dabar atsimenu varžybas su Fox Pisa, žaidėm nepilną sudėtimą. Jeigu nepilnas vienas varžybas laimėjom, kitas pralošėm, sunku pasakyti, kuris palankesnis varžovas. Manau, kad vėl bus finalinės varžybos gynybinio pobūdžio ir visgi parodys tas, kas turės daugiau jėgų ir turės daugiau priešinų.
Antrajame pusfinalyje susitiko reguliariojo čempionato nugalėtojas Švyturys bei ambicingoji Focus Pica. Rungtynės, kurias pusfinalyje pralaimėjo, Focus Pica prisimins matyt dar labai ilgai. Taip apmaudžiai išbarstyta persvara komandai kainavo bent jau sidabro medalius, tačiau nusisukusi sėkmė nuo komandos į ją veidu atsigręžė mažajame finale. Tačiau iki tol pusfinalyje Focus Pica užtikrintai pradėjo susitikimą, žaidžiant prieš Švyturio komandą. Kuomet pirmojo kėlinio viduryje ekipos pranašumas tapo net 22-9, ne juokais sunerimo visas Švyturio komandos atsarginių žaidėjų suolelis bei trenerių štabas. O bijoti tikrai buvo ko, nes bent jau rungtynių pradžioje atrodė, jog reguliariojo čempionato nugalėtojai atėjo pasiimti kelialapio į finalą, tačiau staiga dėl jo teko išeikvoti visas turėtas jėgas. Focus Picos gretose varžovų gynybą nuolat ardė patyrę Mindaugas Sakalauskas ir Rolandas Pocius. Todėl pirmajam kėliniui pasibaigus nebuvo nieko keisto, jog šių krepšininkų ekipa priekyje buvo net 31-19. Po šalto dušo bandė prabusti ir Švyturio vyrukai. Laikinai lyderio vaidmens imasi Vytautas Petrauskas, kuomet pataikęs kelis metimus sugeba sušvelninti atsilikimą iki vienženklio. Tačiau labiau priartėti komandai neleidžia Tomo Steikūno užsidirbta techninė pražanga. Focus Pica šią dėkingą situaciją išnaudoja kuo puikiausiai ir vėl trukteli pirmin 38-26. Švyturio gretose pagaliau prabyla ir toliašaudė artilerija. Tritaškius pataiko Vytautas Petrauskas bei Kostas Jonuška ir kėlinio pabaigoje skirtumas kiek aptirpsta – 45-36. Toks įspėjimas kiek sujudino ir Focus Picos stovyklą, kurios gretose prie ekipos kolegų pagaliau taikliais šūviais prisijungė ir Deividas Aukštuolis bei Rimgaudas Kukta. Skirtumas ir vėl netruko išaugti iki 55-43, taip pasiūsdamas į dar vieną knockdowną Švyturių. Visa laimė, jog pastarosios ekipos gretose lyderio vaidmens ėmėsi Kostas Jonuška, kurio inicijuoto spurto dėka skirtumas sumažėjo iki 4 taškų. Tiesa, dar iki ketvirčio pabaigos Focus Picos vyrai atsako lygiai tokiu pačiu sėkmingu žaidimu ir pirmauja net 13 taškų pranašumu – 68-55. Kas Focus Picai nutiko ketvirtojo kėlinio metu, pasakyti greičiausiai gali tik patys žaidėjai. Viso ketvirčio metu puolime pelnyti vos 7 taškai, suteikė Švyturiui paskutinį šansą, kurio komanda ir pasinaudojo. Iki tol sėkmingai veikęs Focus Picos komandos mechanizmas akivaizdžiai pavargo ir tai pajautę varžovai spurtavo. Skirtumas sumažėjo iki 6 taškų, bet Rimgaudui Kuktai pataikius 2 taškai atrodė, jog tai dar vienas nesėkmingas varžovų bandymas perlaužti rungtynių eigą. Lemiamų momentų tapo 39 ir 40 rungtynių minutės, kuomet po itin didelių pastangų taškus iš po krepšio galiausiai pelnė Vytautas Petravičius bei Justinas Baciuška, o Kostas Jonuška taikliomis baudomis pagaliau persveria rezultatą Švyturio naudai. Atsakomojoje atakoje krepšinį taikliai atakuoja Mindaugas Sakalauskas ir prie baudų metimo linijos stoja Tomas Steikūnas. Tiesa, iš 4 bandymų Tomas pataiko vos 2, taip suteikdamas paskutinį šansą varžovams, kurių metimas likus nepilnoms 2 sekundėms deja, tačiau skrieja pro šalį. Įspūdingai išplėšta pergalė leidžia Švyturiui žengti į finalą, o taip ir nesupratusius, kas įvyko Focus Picos vyrus, palieka už išsvajoto tikslo ribos. Bent jau šiam sezonui. Po rungtynių pakalbinome vyriausiąjį Švyturio komandos trenerį Roką Niparavičių. Pradžia sunkiai ganėtinai buvo, nepataikėm visų metimų, čia iš mūsų pusės bėda buvo, neapsigynėm. Didžiausia problema pradžioj, tai teisėjai buvo, teisėjimas tragiškas, kiekvieną ataką su bauda ir ten mūsų pagrindinis centras per pirmą pusę 4 baudas gavo, kas neįtikėtina. Šiaip antroj pusėje susitvarkėm su savo gynybą, nustojo šiltbūdas nesąmoningas, pataikėm ir ant greitų atakų užbėgom. Tiesiog sužaidėm galė geriau, kaip ir turėjom sužaist ir išplėšėm pergalę. O finale su Degra žinomos varžovas, nieko naujo neturėtų pateikti, žinom kaip žaisti ir tikimės pergalę.
Sekmadienį prasidėjo ir pačios svarbiausios sezono dvikovos. Ir visų pirma, komandos žengė į aikštelę kovoti dėl trečiosios pozicijų. Dvikovoje dėl bronzos nugalėtojų išaiškinti prireikė net 45 minučių kovos. Pralaimėjusios pusfinalius abi ekipos į kovą stojo itin rimtai nusiteikus. Jau tradiciškai Final Four metu susitikimą geriau pradėjo Focus Pica. Po Rimgaudo Kuktos tritaškio išsiveržusi pirmyn 13-5. Stamperija iš karto bandė gesinti bei įsiplieskančią ugnį, tačiau pirmajame ketvirtyje to padaryti nepavyko. Rimgaudas dar kartą pataikė iš toli ir privertė pernykščius čempionus po pirmojo kėlinio atsilikinėti 22-10. Antrajame ketvirtyje Stamperijos padėtis dar labiau suprastėjo. Atrodė, jog iš to kovingo kolektyvo, kurį matėme rungtynių išvakarėse, neliko beveik nieko. Focus Pica ir toliau pagirtinai žaidė gynyboje, kartu nepamirždami ir puolimo. Puikų savo asmeninį pasirodymą ir toliau tęsė Rimgaudas Kukta, kuriam kartais talkindavo ir Rolandas Pocius. Tuo tarpu varžovų gretose neatsirado nė vieno krepšininko, kuris būtų galėjęs inicijuoti spurtą. Rungtynėms įpusėjus skirtumas daugiau nei akivaizdus. 38-22 pirmauja Focus Pica. Pertraukos metu žiūrovai tarsi juokais linkėjo Focus Picos vyrams nepakartoti vakarykščio scenarijaus, tačiau visos linksmybės išgaravo kartu su šiuo palinkėjimu. Košmariškas trečiasis kėlinys priminė pusfinalį, kuomet komanda atrodė visiškai beviltiškai. Skirtumas tik tas, jog čia pralaimėjus trečiąjį ketvirtį dar buvo proga pasitaisyti. Pajautusi galimybę spurtui Stamperija nesnaudė ir Žilvino Rubliausko, Arvydo Dakinevičiaus bei Žymanto Armono vedina neprabėgus nei 7 minutėms persvėrė rezultatą savo naudai – 40-41. Kelias atakas po to abi ekipos apsikeičia rezultatyviomis baigtimis ir prieš ketvirtą kėlinį nežymi, tačiau labai svarbi Stamperijos persvara – 47-49. Susirinkusiems žiūrovams abi komandos nusprendė padovanoti ne tik atkaklę kovą, tačiau ir pratęsimą. Tačiau dar iki jam prasidedant galimybės laimėti turėjo abi ekipos. Iš pradžių pirmyn truktelėjo Stamperijos vyrukai, kurie po Marek Stefanovič ir Jorekio Pežinsko metimų pabėgo pirmyn 55-60. Tačiau į šią situaciją šaltakraujiškai sureaguoja taikliai baudas metęs Deividas Aukštuolis ir 61-60 priekyje jau Focus Pica. Pagrindinių rungtynių akcentų galėjo tapti nesportinė Žymanto Armono pražanga, kuri likus 34 sekundėms leido Ramūnui Viščiniui stoti prie baudų metimo linijų. Deja, tikslą te pasiekė vienas baudos metimas ir rezultatas tapo tik lygio 66-66. Dar vienas Ramūno bandymas tikslo nepasiekė, o sėkmingai apsigynusi Stamperija laiko atakai jau nebeturėjo. Pratęsimo metu jau vyko tikra loterija. Bene visas 5 minutės matėme lygią kovą, tačiau nežymiai didžiąją laiko dalį pirmavo Stamperija. Gera pradžia dažnai te būna pusė darbo ir lemiamų sekundžių metu kiek labiau pasisekė Focus Picai. Pagrindinį vaidmenį šioje situacijoje suvaidino idealiai gynyboje sužaidęs Mindaugas Sakalauskas, ne tik blokavęs Žymanto Armono metimą, tačiau ir pataikęs pirmąją baudą iš 2 mestų. Žaisti te buvo likusios 2 sekundės, todėl po antrojo netaiklaus šūvio atkovotas bei per visą aikštelę paleistas Stamperijos kamuolys tikslo nebepasiekė. Po fantastiškos kovos 75-74 laimėjo rungtynes ir bronzą iškovojo Focus Pica. Po susitikimo pakalbinome Focus Picos atstovus Deividą Aukštuolį ir Gasparą Kazlauską. Kaip atvėjo lauko. Kas lėmė? Pratęsimą lėmė mūsų nesusikaupimas ir patirtis, po to pergalė atvažiuoti. Aš tai esu piktas, todėl kad jie antras varžybas iš eilės vieną kėlinį visiškai sugyrė, neišlaiko koncentraciją. Vakar per pusfinalį realiai turbūt nieks nesupyks, jeigu aš pasakysiu, kad iš vidurys laimėjom, mes pralaimėjom. O šiandien buvo tas pats, bet pavyko užtikrinti. Valiu? Aš sutinku į tavo mintis su jūsų, atsiprašau, komandos nariais. Ir Tikrai padėkoti organizatoriams. Labai dėkojam BKL-ui, Simui. Ir visiems kitiem. Rėmėjams. Ir dar galim paminėti, kad tipo, mes šiaip bronzos ir norėjom. Jo, nes neturėjom dar kolekcijų. Džiaugiamės, kad dalyvavom šitam finaliniam ketvirtį. Tikrai parodėm gerą žaidimą, bet pritrūko biškį sėkmės.
ir aišku, gal patirties, nes iš tikrųjų finalinis ketvirtas toks yra dalykas, kad patirtis lemia daug. Todėl galvoju, kad nepavyko iškovoti pergalės. Šiaip komanda parodė savo charakterį, vakar iš didelės duobės išlindom ir laimėjom ir gerai sužaidėm su Tegra, bet pabaigoje pritrūko, kaip minėjau, ir tos sėkmės ir tos patirties. Ir šiandien taip pat buvom irgi gilioj duobėj, po pirmos pusės labai stipriai pralaiminėjom, bet suradom savyje jėgų. Parodėm tikrai charakterį, pavijom, bet galia jau ten lėmė kelias smulkmenos, kurie lėmė kitą nugalėtą. Bet džiaugiuosi savo vyrais, džiaugiuosi tikrai, sezonas buvo, pradžia sezono buvo labai prasta ir jau tik patekimas čia buvo labai didelis žingsnis. Kaip yra, lauksiu kito sezono, komanda rodo stabilų žaidimą, praeitais metais finalo ketvirtas, šiais metais finalo ketvirtas. Galvoju, kad ir kitais metais irgi bus čia ir pasistengsim pasitaisyti. Nė trupučio atkaklumo atžvilgių nuo kitų dvikovų neatsiliko ir Vilniaus krepšinio elito lygos finalas. Jame susitiko savo dvikovas pusfinaliuose laimėjusios Tegros bei Švyturio ekipos. Nugalėtojas čia paaiškėjo paskutinę sekundę, pataikius taiklų metimą nuo lentos. Tačiau dar ir iki tol buvo ilgas bei įdomus rungtynių kelias. Pirmajame kėlinyje Tegra nuo pat pirmųjų minučių bandė imtis iniciatyvos ir pabėgti į priekį, tačiau tai padaryti pasisekė tik kėliniui einant į pabaigą, kuomet po Alano Dzeranovo taiklių baudos metimų persvara pasiekė 6 taškus. Švyturio puolimas pirmajame ketvirtyje atrodė tarsi bedantis ir laimė, jog varžovai puolime nerungtyniavo taip galingai, kaip galbūt galėtų, nes skirtumas galėjo būti ir žymiai didesnis. Po 10 minučių Tegra priekyje 18-14. Tarsi apsipratę su žaidimo ritmu bei išnagrinėję paruoštus Tegros namų darbus, jų varžovai atkuto antrajame kėlinyje. Jam įpusėjus Kostas Januška pagaliau persvėrė rezultatą švyturiečių naudai 22-24 ir ilgam paliko varžovus užnugaryje. Puolime Tegra nežibėjo, tačiau po krepšiu tiesiog karaliavo Henrikas Šliogeris, sužaidus vos 16 minučių įstengęs jau 10 kartų atkovoti atšokusį kamuolį. Toks žaidimo epizodas nuolat suteikdavo komandos draugams antrasias galimybės, tačiau krepšys buvo tarsi užrištas. Paskutinėmis kėlinio minutėmis kiek geriau ir vėl atrodė Švyturys, kuris išsaugojo nežymų, tačiau svarbų pranašumą rungtynėms įpusėjus 29-33. Trečiasis kėlinys ir vėl geriau sekėsi reguliariojo čempionato nugalėtojui. Tegra po savo milžino Tado Šablinsko buvo persvėrusi rezultatą 37-36, tačiau tuomet įkrito į gilią duobę. 2 minučių atkarpą komanda pralaimi net 2-11 ir Švyturys labai pavojingai pabėga į priekį. Keli besivėjančią tapusios komandos metimai dar pasiekė tikslą ir tai leido šiek tiek aptirpdyti atsilikimą po trečiojo kėlinio 48-54. Įsprausti į kampą Tegros vyrai sugebėjo įsikapanoti ir tai padarė beveik stebuklingų būdu. Dar iki pusėjant lemiamam ketvirčiui pasisekė atsverti rezultato svarstyklės, o likusio laiko metu nugalėtoją greičiausiai nulėmė sėkmė. Žinoma, nemaža dalis nuopelnų tenka ir sumanėjai ekipai vadovavusiam treneriui Rolandui Knysai, kuris kritiniais susitikimo momentais nesutriko ir viską atliko taip, kaip reikėjo. Ta patį padarė ir jo treniruojama komanda. Likus 28 sekundėms dvitaškių Tegrą pirmyn išvedė aukštaūgis Tadas Šablinskas 68-66. Labai gerai paruoštas Švyturio stratego Roko Niparavičiaus atsakymas taip pat buvo sėkmingas, kuomet dvitaškių atsakė Valentas Želvys. Čia pat Tegra prašo minutinės pertraukėlės tam, jog likusias 7 sekundės paverstų sėkmingą rungtynių pabaigą. Pirmasis bandymas išsimesti kamuolį nepavyksta ir Rolandui Knysai tenka kviesti saviškius dar vienam pasitarimui. Vos sekundės sumažėjęs laiko tarpas šį kartą buvo pakankamas pergalingam metimui. Alanas Dzeranovas šiek tiek pajudėjęs į šoną išmeta dvitaškį ir pataiko nuo lentos. Švyturio sąskaitoje jau nebebuvo minutinės pertraukėlės, todėl desperatiškas bandymas likus 1 sekundėjai atsakyti dar vienu fantastišku šūviu
nepavyko. Finalinė sirena ir į orą pakyla ne tik pergalę išplėšusio Alano Dzeranovo, tačiau ir komandos draugų rankos, ant kurių netrukus jau mėtomas ir vyriausiasis ekipos treneris Rolandas Knyza. Viso sezono darbą ir pergalę nulėmęs metimas Tegros krepšininkui Alanui Dzeranovui atneša Final Four MVP žaidėjo titulą ir dar kartą įrodo, koks nenuspėjimas bei stebuklingas gali būti krepšinis. Vilniaus krepšinio lyga dėkoja visiems elito grupės dalyviams, jog šiemet pasirinkote mus. Tikime susitikti ir kitame sezone, kuomet ir vėl būsime pasiruošę pateisinti jūsų pasitikėjimą. Ačiū, jog esate kartu su Vilniaus krepšinio lyga. Pradėkime nuo 4-osios vietos. Praeitų metų čempionai, šiemet 4-oji pozicija. Stamperijos komanda. 3-ąją vietą po labai atkaklios kovos iškovojo Fokus Pisos komanda. Vilniaus krepšinio elito lygoje užėmė Švitrio komanda. Kviečiam komandos vadovą atvykti apdovanoti. Liko vienas vienintelis momentas įvardinti tuos, kurie šiemet tapo geriausiais. Ir tai yra Tegra. Turnyrą laimėjusiai Tegrai atitenka ne tik stiklo paslapties meistrų rankų darbo gamybos įspūdinga taurė, tačiau ir kelialapis į Lietuvos krepšinio federacijos taurės kvalifikacinės kito sezono varžybas, kurių mokestį padengs Vilniaus krepšinio lyga. Taip pat ekipa galės džiaugtis nemokamų seminaru, kurį dovanoja VKL bičiuliai sportininkų mokymo centras, bei naujų telaitėmis Raint aprangomis, kuriomis komanda galės pasipuošti jau naujajame sezone. Kartu ir po vieną. Alanas Dzeranovas. Karolis Roginis. Gediminas Liulius. Vitalijus Lukša. Kęstutis Šimkus. Andrius Montrimas. Mantas Mikočiūnas. Henrikas Jogeris. Vytautas Milius. Povilas Staigis. Simonas Ryza. Lauras Konfainis. Edmundas Akstinas.
Viso finalinio ketvirtuko metu buvo renkamas naudingiausias krepšininkas. Ir juo tapo, nori tikėkit, norit ne, Alanas Ceranovas. Tegrai. Na ir dabar kviečiu galbūt visą Tegros komandą arčiau čia. Tai yra pasiimti to prizo, dėl kurio kovėmės visus šios metus. Tai yra Vilniaus krepšinio lygos elito lygos nugalėtojų taurė. Ačiū visiems, kas dalyvavo. Būtinai susitiksime ir ateityje. Ačiū už tuos prakaito lašus, kuriuos išlėjo krepšinio aikštelėje. Jūs užsigalė to nepamiršim. Nepamiršim ir mes. Iki kitų metų. Sėkmės. Žodžiu, čempionatas buvo ilgas ir permainingas. Buvo įvairių momentų ir gerų ir blogų. Bet man džiugu, kad šį savaitgalį mūsų vyrai kaip niekad parodė tvirtą charakterį. Užteko jiems kantrybės, atkaklumo. Ir net tada, kai nebebuvo jėgų, kaip sakant, dėjo daugiau pastangų negu net turėjęs savo kolegą šitam savaitgaliui. Tikrai galiu pasakyti, kad toks ir sportininkas ir turi būti. Pasiteisinimų negali būti. Kažkas skauda, pavargęs, bet turi eiti ir nugalėti. Ką šiandien ir padarė mūsų vyrai. Tikrai. Man buvo su jais labai smagu kartu būti. Noriu taip pat pasakyti, kad varžovai Švyturys tikrai irgi labai ambicinga komanda. Žaidžia brandų tokį krepšinį. Galbūt jam truputį pritrūko šiandien sveikatos. Ir tuo mes, kaip sakant, ir pasinaudojom. Noriu pasakyti, kad čempionatas buvo organizuotas labai sklandžiai. Noriu padėkoti organizatoriam už tikrai surengtą gražią šventę. Gal irgi dar noriu padėkoti visų pirma savo komandos vyrams, kad vėliau mes užlipom tas viršūnes, kur senokai siekiam. Nes gali daug sporto, daug ruoštis, bet daug ką reiškia psichologija, subrendimas. Ir iš tikrųjų, kaip sakė treneris, parodėm tą charakterį, nes vakar žaidėm iki paskutinės sekundės ir prablošinėdami ir atžaidėm šiandien visos varžybos buvo taškas į tašką, žaidė lygiavertės komandos tikrai ir labai smagu. Toks ir turi būti finalas. Negali būti pasivaikščiojimo, negali būti dejonių ir taip toliau. Tai šiandien mums pasisekė ir tai labai smagu. Tai vadovui leisiu. Pirmą žodį. Ačiū. Aš tai pirmiausia noriu pasveikinti Tegros krepšininkus. Šiandien jie buvo silpnesni ir sveikinu su pergalė. Finalas yra toks dalykas, kai
ne visada žaidimas geresnis laimi. Šiuo atveju jie žaidė geriau, bet man atrodo, mums pritrūko paprasčiausiai sėkmės. Ir gal kažkur atkovojom kamuolį, gal kažkur nepataikė, bet apskritai, man atrodo, gavosi geras kitus programas. Naudodamas progą, aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti savo komandą. Šiais metais mes buvom tikrai labai geri ir visas tas progresas, kuris pasimatė pradedant nuo rudens ir baigiant pavasarį, mane asmeniškai labai džiugina. Džiugina dėl to, kad mes patobulėjom kaip krepšininkai, bet kas man labai svarbu, kad mes tapom tikrai gerą komandą. Ir jautėsi, kad vienas už kitą, visi už vieną. Ir labai tikiu, kad mes išsaugosim ir ateityje, kad gerą komandą ir kad komandinį klasę. Dabar kapitonį. Labai gerai viską pasakei. Aš pritarčiau tada, ką pasakė Darius. Ir tikrai buvo visas šitas finalinis ketvirtas ir iki jo visas ėjimas jau. Mes brendom kaip komanda ir galų gale jau pasidarėm ir tokie aikšteliai draugai ir su visais labai malonu buvo žaisti. Tai irgi noriu pasveikinti Tegrą. Pasiėmė jie šiandien tą pergalytę, kurios tikrai norėjom visi tikėjom, kad jie gali pasimti, dėl to šiek tiek liūdna čia klausimas, kaip mes jaučiamės, tai liūdna. Bet šiaip tai tikrai buvo šiokia tokia komandai šventė ir su visais labai malonus jausmas iki čia ateiti, iki finalinio ketvirto ir tam pačiam pusfinalį buvo gera kova, finalas buvo gera kova ir kitos komandos žaidė irgi tiesiog gerą krepšinį, tai man atrodo pačiai lygai turėjo būti labai šaunu turėti tokį elito finalą. O mes ką? Stengiamės visi, atidavė visas jėgas, jau kovojom kaip tik galėjom, bet komandos vadovai tokios spalvos medalį atnešėm. Bet šiaip labai irgi džiaugiuosi komandą, nes labai yra gera žaisti su tikrai draugišku kolektyvu. Tai ačiū, kad nesurinkot. Ačiū Jums. Ir iš tikrųjų dar naudodamis porą kamerą įjungta, tai norim padėkoti visai lygai. Mes šiais metais dalyvavom 2 lygose ir Vilniaus krepšinio lyga. Mano manymu, ta lyga, kuri auga, kuri progresuoja, ateina vis daugiau ir stipresnių komandų. Ir šiais metais mes turėjom čia geras rungtynes, geras treniruotės, gerą vietą tobulėjimui. Ir ačiū už organizaciją. Organizacija buvo tikrai gero lygio. Ačiū už finalo 4 ar Final Four organizaciją. Ir visos komandos, man atrodo, parodė, kad jos vertos dalyvauti finalo 4 varžybose ir rungtynės buvo tikrai gero lygio. Ačiū lygiai. Jau visiems tai dėkojom, dar galim kam nors dar padėkoti. Ir mamas sveikinam šiandien. Mamas, tėčius. Gražiausių Final Four elito grupės epizodų penketukas atrodo taip. 5. pozicija ir pagirtina Tegros ataka. 4. vietoje vėlgi Tegros rungtynės ir Tado Šablinsko dėjimas. 3. pozicijoje ir vėl Tegra, tik tai šį kartą nesėkmingai sužaistas puolimas ir blokas nuo Stamperijos. 2. vieta – fantastiškas ir taiklus Žymanto Armono pataikymas. Na ir kas be ko, 1. pozicija – pergalingas sezono metimas Alanas Dzeranovas, nuo lentos ir čempioniškas šokis. Vilniaus krepšinio lyga dėkoja visiems savo rėmėjams, kurie šį sezoną buvo kartu su mumis.
Iki pasimatymo kitose mūsų video apžvalgose.